Pamokos tema – charakterio vaizdavimas pasitelkiant spalvą. Spalva – nepakartojamas fenomenas. Spalva – tai jėga ir spinduliuojanti energija, kuri mus veikia teigiamai arba neigiamai, norime to ar ne. Žymus spalvų teoretikas Itenas teigė, jeigu jūs nieko apie ją nežinodami sugebate sukurti spalvinius šedevrus, vadinasi nežinojimas jūsų kelias. Tačiau jei nesugebate be žinojimo tokių šedevrų sukurti, tada jūs privalote siekti žinių. Šiek tiek apie spalvų reikšmes. Raudona – lyderių spalva, temperamentinga, optimistinė, stimuliuoja ir jaudina, atstato gyvybinės jėgas. Oranžinė – tai džiaugsmo ir išminties spalva, stimuliuojanti bendravimą ir bendradarbiavimą, susijusi su emocijomis ir raumenų veikla. Geltona – pakelia nuotaiką, stimuliuoja protinius gabumus, būdinga kūrybingiems žmonėms. Žalia – nuima įtampą, padeda kovoti su stresu. Šią spalvą renkasi kilnūs, užjaučiantys ir patikimi žmonės. Žydra – raminanti, atpalaiduojanti. Jeigu mėgstate šią spalvą, esate jaunatviški, atviri, teisingi ir kalbate tik tai, ką galvojate. Mėlyna – veikia šaldančiai, padeda nugalėti vienatvę, simbolizuoja atsakomybę už kitus, gailestingumą, pasiaukojimą. Violetinė – dvasinis tobulumas, paprastumas, stimuliuoja įkvėpimą, naudojama esant stresams ir pervargimui. Šis spalva padeda subalansuoti fizinę bei dvasinę energiją. Sidabrinė – žadina įgimtą intuiciją, būdinga idealistams, tai žmonės svajotojai, filosofai. Auksinė – beribis atsidavimas, tikėjimas. Šią spalvą mėgstantys žmonės darboholikai, kantrūs ir turintys tikslą. Rožinė – palengvina pyktį, paniekinimo savijautą. Šią spalvą mėgstantiems žmonėms būdinga švaros, užuojautos, meilės jausmas. Siekdami tikslo, jie niekada nekeičia planų. Ruda – simbolizuoja žemę. Ją renkasi žemiški, stabilumo, pastovumo siekiantys žmonės. Balta – švytėjimas, dvasinis tobulumas, švarumas. Šios spalvos gerbėjai kuklūs, pasiaukojantys, mielaširdžiai, besirūpindami kitais jie užmiršta save. Bronzinė – labdaringų žmonių spalva. Jie mielaširdžiai, rūpestingi, gerbiami. Juoda – paslapties spalva. Dažnai laikoma negatyvia. Labai saikingai gali būti naudojama įsiaudrinusių žmonių raminimui. Spalvų poveikis žmogui. Spalvos mus veikia galbūt daugiau, nei mes patys tai suvokiame. Per spalvas mes galime gauti atsakymus į mums rūpimus klausimus, pakrauti save gerą energiją ar išsilaisvinti nuo blogų minčių. O dabar užduotis jums, mokiniai. Pagalvokite, kokiomis spalvomis vaizduotumėte angelą, velnę, raganą, klouną. Pasirinkite norimą personažą ir jį nupieškite. Ir spalvų tegul jums niekad nepritrūksta. To linki mokytoja Lina.